Marijampolės ligoninės vadinami šuliniai. Šis ligoninės projektas buvo pritaikytas Kaukazo šalims, kalnuotoms vietovėms, bet jo neėmė kažkodėl ir nugriebė marijampoliečiai. Tai turėjo dirbtinai sukasti kalnus, tuos šlaitus. Tai kasė iš dabartinio poezijos parko tas žemes ir darė kalnus, kad atitiktų tą projektą. Ir va tokie bereikalingi visokie vidaus erdvės, balkonai. Architektūriškai įdomu, bet niekam nereikalinga. Tokios erdvės tuščios. Toks panašiai kaip operos ir baleto teatras gaunasi iš ligoninės. Ir daug tokių šulinių tuščių erdvių.